Su jumis Verslo tribuna laidos partneris Scania Lietuva, o mūsų studijos svečias šiandien Scania Lietuva vadovas Darius Snieškas. Sveiki, Dariau. Sveiki. Kalbėsime apie tvarius sprendimus transportui. Netaršios energiją taupančios transporto priemonės logistikos sektoriui vis aktualesnės, juo labartėjant prie tam tikrų sprendimų, prie tam tikrų griežtų draudimų ir ribojimų. Tai iš tikrųjų lengvojo transporto pokyčiai jau šiek tiek vyksta, bet tikrai ne taip greitai, kaip norėtųsi ir Lietuvoje ypatingai tai. Dažnai tai nulėmė labai paprastos priežastys, kaip pavyzdžiui infrastruktūra, kaštai ir panašiai, ir ne? Su sunkiuoju transportu irgi nevyksta viskas taip greit, kaip galbūt norėtųsi. Šiandien kalbėsim apie keletą tokių sprendimų, kurie galbūt pagreitintų ar ne, vystytų į priekį visą tą situaciją. Ir vienas iš tokių yra automobilis kaip paslauga, ir apskritai apie elektrinio sunkiojo transporto bandymus Lietuvoje, kurie jau vyksta ir kurių rezultatai, nežinau, džiugina ar ne, būtent tai ir papasakosi tikriausiai. Taip. Pradėkim gal nuo to automobilio kaip paslauga. Tai yra iš vis kitas konceptas, tai yra kitoks priėmimas, kitoks pardavimas paties automobilio, ar ne? Kaip tas atrodytų? Kokia tai paslauga? Taip, tai tikrai tas Vehicle as a Service, angliškas pavadinimas arba automobilis kaip paslauga, požiūris aplamai yra kitoks į automobilį. Iš tikrųjų, tai turbūt tas požiūris tiesiog galbūt ne automobilį, o į klientą yra kitoks iš tikrųjų. Ir vėlgi galiu pasakyti, kad šiuo metu ta paslauga yra dar išdirbama, tai nėra dar galutinio varianto, bet tikrai už turbūt poros metų laikotarpį jau galėsime pasiūlyti tą pilną Vehicle as a Service variantą. Bet principas yra sekantis, kad šiuo metu ta standartinė mūsų verslo praktika yra tai, kad automobilis yra centre, vidury galima sakyti, o apie jį sukūriamos yra paslaugos. Tai yra ir finansavimo paslauga, draudimo paslauga automobilio, aptarnavimo remonto kontraktai ir parko valdymo kontraktai ir taip toliau. Tai vat, automobilis yra aplink jį sukūriamos paslaugos. Automobilis kaip paslauga šioje srityje jau ne automobilis centre yra, o klientas. Kadangi galbūt... Kliento poreikiai, ar ne? Klientas ir jo poreikiai, jo. Tai klientas ir visos tos tradicinės paslaugos, jos taip pat į tenai įeina irgi, bet prisideda papildomos paslaugos, gali būti prisidėti, jeigu kalbame apie elektrifikaciją, kurią Scania tikrai tiki ir Europoje sunkusis transportas, tiek vadinamas tas regioninis arba miesto transportas, tiek ir tolimųjų transportų greičiausiai bus elektra varomas, tai, pavyzdžiui, įkrovimo infrastruktūra ir įkrovimo paslaugos taip pat įeina į tą automobilio kaip paslauga vienas iš punktų. Gali būti taip, kad galbūt kai kuriuose segmentuose, pavyzdžiui, vietinio arba regioninio susisiekimo transporte, klientui nereikia automobilio 24 valandas. Jisai gal tą automobilį naudoja tik 12 valandų arba 8 valandas, tai galbūt jam už tą automobilį ir mokėti nereikia visą laikotarpį ar ne. Jis gali būti tiesiog nuomojamas tam tikram laikotarpiu, ta trumpalaikė nuoma, bet ne visai nuoma. Gali būti dieną vienas klientas naudoja automobilį, tuo metu, kai tam klientui jau nereikia, gali būti kitas klientas naudoti automobilį, kaip nuoma, kaip pasidalinimas kaštų, taip pat gali būti kaip viena iš paslaugų. Dar čia, pavyzdys. Iš tikrųjų, tai, ką jūs paminėjote, norėčiau net įdomu, kaip priimtų klientai, nes paprastai tas toks, juk niekas nenaudoja visą parą automobilio, akivaizdu, kad jisai stovi. Labai neefektyviai naudojami beje yra. Taip, jisai dar reikalavimai, bet to yra poilsio ir visą kitą, tai akivaizdu, kad jisai didžiąją dalį laiko praktiškai turbūt stovi automobilis, kokie, nežinau, 8 valandas važiuoja, visas kitas ne, arba, na gerai, dalinasi, galbūt vairuotojai ir panašiai, bet kuriuo atveju tai yra pakankamai didelis laiko tarpas, bet kiek būtų priimtina, štai tą automobilį aš pavažiavau, atiduodu kažkam kitam, paskui vėl pasiimu, nežinau ar tą patį, kiek apskritai reikėtų pokyčių ir, nežinau, mentaliteto. Čia yra tas galbūt požiūrio pasikeitimas iš tikrųjų. Taip. Pagrindinis dalykas tam pačiam klientui tai yra kaštų valdymas ir kaštų sumažinimai. Jeigu tokią paslaugą pasiūlant galima realiai sumažinti kilometro kainą, kodėlgi ne? Vėlgi, teisingai sakote, kokį automobilį aš atiduosiu, kokį pasiimsiu, bet jeigu tai yra, ta vadinama nuoma automobilio ar ne, tai iš tikrųjų greičiausiai klientui reikalinga tvarkinga transporto priemonė,
tam tikrą laiko tarpą. Tai jeigu gamintojas arba gamintojo atstovas tą gali pasiūlyti su vėlgi atitinkama priežiūra, remonto ir aptarnavimo kontraktas ir draudimais ir taip toliau, kodėlgi ne? Tai yra svarstytinas dalykas ir tokių paslaugų, tokį požiūrį klientai, kada išsako, jiem reikia tikrai mažinti kaštus ir tai yra viena iš galimybių. Nebūtinai turi būti pati pagrindinė, ar ne? Bet vėlgi, kaip į tą pačią paslaugą gali įeiti ir tam tikri kintami atsiskaitimo būdai už automobilį. Galbūt vienam klientui svarbu atsiskaityti už kilometrą. Tai vadinasi, tada galime, kiek jis nuvažiuoja kilometrų, už tiek jis ir moka. Kitas klientas galbūt ne kilometras skaičiuoja praleistą laiką automobilio naudojimo. Už laiką galima neskaičiuoti kaip paslaugą. Tai čia netgi galima varijuoti ir prisitaikyti prie klientų, o ko klientui labiau, kaip jam patogiau atsiskaityti už tą transporto priemonę. Tai viskas į vieną, kaip sakant, ratą sudėjus, tokia paslauga tikrai galima ir galbūt tai būtų dalinis žingsnis į tą pilną automobilio efektyvumą arba jo išnaudojimą. Realiai automobilis gali būti greičiausiai naudojamas 24 valandas per parą, jeigu jį kažkas vairuos. Tai autonominis automobilis, apie kurį turbūt irgi galėsim šiek tiek plačiau pakalbėti, tai yra tas variantas, kuris galbūt už 10 metų atsiras ir jisai važiuos kada reikės. Bet dabar, kol vairuotojas turi būti, tai ta tokia dalinimosi paslauga, kodėlgi ne, jinai gali būti gana įdomi. Iš tiesų, visiškai nauji sprendimai, kurie dar tik tai vis tiek yra ateitis, ar ne? Apie kuriuos, bet labai netolima ateitis. Taip, bet apie tai labai laikas kalbėti, iš tikrųjų. Yra kiti momentai, kuriuos irgi tam tikri ateities sprendimai, pavyzdžiui, pakrovimo paslauga, ar ne, iš to paties. Tai, kai jūs kalbat, kad viskas sukasi aplink poreikius kliento, aplink tą automobilį, jau visai kito lygio tas aptarnavimas, ką gali pasiūlyti. Tai praplėskit, kas tai galėtų būti pakrovimas ar įkrovimas ir panašus. Elektra varomas automobilis, jisai bus efektyvus tada, kada jisai laiku bus kraunamas, ar ne? Tai toksai automobilis, fiziškai, jeigu toksai automobilis stoja, vadinasi geriausia, kad jisai krautųsi. Dažniausiai tai būna, ar ne? Ypač jeigu sunkusis transportas, jisai važiuoja tam tikrą laiką, galutinėme taške, išsikrauna prekes, pasikrauna prekes, tuo metu jisai geriausiu atveju tikrai turi krautis. Tada bus labai efektyviai išnaudojamas automobilio nuomos arba ten automobilio laikas. Kitas dalykas tolimieji pervežimai. Tokie tolimųjų pervežimo elektriniai vilkikai atsiras jau už metų bėgyje, tikrai turime pristatyti ir daugelis gamintojų pristatys tą dalyką. Tai tokio automobilio pasikrovimas bus arba dasikrovimas tada, kada vairuotojas pietauja, pietų laikas, 45 minutės vidury dienos. Tai jeigu jis to pasikrovimo negaus, tada visa logistika griūna. Tai mūsų tikslas kaip gamintojo yra būtent pasiūlyti paslaugą, kad tikrai vairuotojas turėtų 100% garantiją, užtikrintumą, kad taip, tuo laikotarpiu, kada jam reikės, jisai tą automobilį galės pasikrauti. Tai yra kur pasikrauti. Ir kur pasikrauti, jo. Ir ta stotelė veiks pakrovimo ir taip toliau. Ir jinai bus atitinkamo standarto, pritaikyto greitam sunkvežimio pakrovimui, pavyzdžiui. Tai tokia paslauga vėlgi kaip automobiliui jinai tikrai bus galima jau neužilgo, kur ir Scania kartu su kitais gamintojais plečia Europos pakrovimo stotelių tokiem automobiliam tinklą. Tai atsiskaitimas, pavyzdžiui, už tokius automobilius bus labai supaprastintas, ar ne, tai tiesiog vairuotojas arba klientas greičiausiai mėnesį gaus vieną sąskaitą, kur bus įskaičiuota ir pakrovimas, ir ta automobilio nuoma, ir finansavimas ir taip toliau. Tai klientui galbūt net nereikės kiekvieną kartą mokėti su tom kortelėm prie pakrovimo stotelės ar ne. Tai bus tiesiog automatinis duomenų ar ten pinigų nuskaitimas mėnesio gale. Tai šitą visą gamintojai galvoja, kaip patogiau tai padaryti, bet svarbiausia, kad automobilis, jeigu jisai sustoja, vadinasi, toksai automobilis jau turėtų krautis. Tai būtent logistikos prasme, kur pastatyti
tokius pakrovėjus, kokio galingumo jie turi būti. Gamintojas šį darbą ar šią riziką dalinai irgi prisims. Bet suprantu, kad ne vienas gamintojas, o bendrai yra kuriamas šitas tinklas, ar teisingai? Taip, dalinai bendrai. Jeigu paėmus jau konkretumą, ar ne, tai Europoje Scania, Volvo ir Daimleris, tai yra 3 dideli gamintojai, kurie bendrą kompaniją būtent įkrovimo įkūrė ir Europoje iki 25-26 metų, jei neklystu, pastatys apie 1700 greito įkrovimo stotelių sunkiesiam automobiliams, jų neužteks ir gamintojų pajėgumų neužteks. Faktas, kad reikės ir tokios pačios įrangos ir iš rinkos, ir iš tų pakrovimo stotelių gamintojų ar tokio serviso, kaip sakant, propaguotojų ir kurie dirba konkrečiame versle ar ne, tai jie irgi turės prisidėti, bet gamintojai dalinai irgi prisidės prie šios paslaugos, kadangi matome, kad greičiausiai, čia kaip sakoma, kas pirmas, višta ar kiaušinis. Tai automobilių turi atsirasti, tokių automobilių turi atsirasti rinkoje, tada rinka pradės reaguoti ir tikrai daug greičiau ir plačiau pradės įrenginėti pakrovimo įrangą. Bet pirmieji tai greičiausiai bus gamintojai, kurie sakys taip, mes tikime elektrifikaciją ir investuojame į tai. Iš ties infrastruktūros tokia yra vienas iš ir lengvųjų automobilių trukdžių, kur tikrai ne kiekvienas rizikuoja, nes į tolimesnę kelionę tu gali turėti problemų išvažiavęs, tai čia tas nebejotinai. O kalbant apie tas iš tų 1700 stotelių, kur minėjot, kiek jų Lietuvoje? Lietuvoje nėra numatyta kol kas konkretus kiekis, bet jisai tikrai bus. Faktiškai visa Europa bus padengta, o konkrečiai šituo projektu, kuriuo sakau, ar ne, tai gali būti iki ten 14 tokių stotelių čia, bet tai yra laiko klausimas, kada jos atsiras. Svarbus dalykas stotelė, pati kaip įranga, tai yra vienas dalykas, bet labai svarbus dalykas ir įvadas arba ta galia, kuri ateina iki stotelės automobiliams, sunkiesiams automobiliams, ypač jeigu kalbama apie tolimai sunkų transportą, komercinį transportą. Tai toksai automobilis turės krautis minimum 1 megamato į valandą greičiu. Įprastinės šitos stotelės jos tiesiog netinka? Jos gali tikti, bet jeigu jos bus ne 1 megavato, kaip pavyzdys dabar, yra stotelės po 150, po ten 300 kW, yra tokių stotelių, bet tas automobilis 3 kartus lygiau krausis. Tai business case'as visiškai nesigaus. Vairuotojui reikia maksimum 45 minučius. Papietauja, jisai turi toliau sėsti ir važiuoti per 45 minutės su didelėm baterijom, kurias turi ir turės vilkikai. Tai yra megavato galia, kuri turi būti suteikiama tokiam automobiliui. Standartas, tokio standarto oficialaus dar nėra, vadinamas MCS arba megawatt charging, bet tikimės, kad toksai standartas jau bus priimtas Europoje 24 metais ir realiai gamintojai pradės būtent konkrečiam standartui pritaikyti savo transporto priemonės, atitinkamai ir rinka pradės, turbūt sureaguos ir pradės tokią įkrovimo įrangą pateikinėti ir statyti. Bet būtent elektra Europoje, jūs matote tokią ateitį, ne vandenilis, ne dar kažkoks kitas kuras, bet būtent čia. Mes manome, kad dominuos elektra. Bus tam tikrų segmentų, kur ir tas pats vandenilis galės būti turbūt gana labai geras komercinis sprendimas, arba galbūt koks nors dar kitas alternatyvus kuras. Bet Europa, Scania mato, jeigu tai pasaulinė rinka visą, Europoje bus tikrai labiausiai elektrifikuota rinka, kadangi iš tikrųjų tarp Europos miestų yra netokie dideli atstumai, elektrifikuoti atitinkamai tos atstumus galima. Tai nėra, pavyzdžiui, Amerika arba Kinija, šalis, kurios taip pat bus elektrifikuotos, bet ten daug didesni atstumai. Tenai greičiausiai elektrifikuoti ilgus labai atstumus gali būti tikrai brangu, vandenilis gali pasiteisinti. Bet Europoje manome, kad daugumoje atveju tai bus elektra. Vandenilis gali būti tam tikrose segmentuose, arba galbūt netgi ne transporte, o pramonėje, ten plieno gamybai, aliuminio gamybai ir taip toliau. Transportas mūsų nuomonė bus daugumoje atveju elektrifikuotas.
O kaip sekasi vis dėlto su tais elektriniais automobiliais? Jūs testuojate? Taip. Testuojate jau kurį laiką, rezultatus jau matote. Taip. Kokie tie rezultatai? Testuojame automobilius ir būtent mes tam tiklų ir atsivežėm elektrinį, pilną elektrinį vidaus rinkai pritaikytą sunkvežimį ir pateikėme jį keletui klientų. Klientai tikrai labai detaliai ištestavo automobilį ir dabar dar testuoja Pabaltė, dabar automobilis testuojamas ir Estijoje, Latvijoje ir taip pat ir Lietuvoje. Taip, jis važinėja ne tik viduje šalies, bet ir plačiau šiek tiek. Šiek tiek plačiau, bet jeigu jis į kokią šalį nusėdo, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai automobilį mes matėme lokaciją automobilio, tai faktiškai jis iš Lietuvos ribų neišvažiuodavo. Tai yra, kaip sakant, šiaip iš tikrųjų pozityvus tai yra mūsų ir automobilio tie patys duomenys, ką mes matome, bet yra tam tikrų punktų, kuriuos tikrai turime aiškiai sakyti ir tų faktų neslėpti, ar ne? Tai iš pozityvo galiu pasakyti, kad visi klientai, kurie važiavo, jie tikrai nei vienas ten nebuvo kažkur sustojęs, kad ten pasibaigtų elektra ir taip toliau. Vidury kelio. Vidury kelio nebuvo sustojimo, aišku, turbūt ir klientai buvo pasiruošę. Kitas dalykas, mes su tuo automobiliu duodame vadinamą tokį mobilų pakrovėją. Yra tokie mobilūs stumdomi pakrovėjai, kur bent jau savo ten parke klientas gali pasikrauti automobilį. Vežiojasi kartu su savimi, kitaip sakant. Sunkvežimį pačiam nesivežioja, bet, pavyzdžiui, savo bazėje jisai gali pastatyti, jeigu bazė nėra paruošta tokiam automobilio krovimui, tai su tuo mobiliu, prašau, gali pasikrauti. Bet yra ir Lietuvoje kai kurių vietų, kur jau galima tokius automobilius krautis, jos nėra pritaikytos pilnai sunkiajam transportui, kaip pavyzdys, ten galima ir pasikrauti Igničio, pavyzdžiui, stotelėse, ten prie Hesburgerių, bet privažiavus tokiam automobiliui, tai tu greičiausiai užstatysi drive-iną Hesburgerių ir tada vis daug bus nepatenkintų žmonių, o vienas sunkvežimis tik raustis. Tai dar nėra ta infrastruktūra galbūt pritaikyta, bet sąnaudos yra geros. Sąnaudos yra geros, galiu pasakyti taip, skaičiais apie 1,2 kW į kilometrą arba 120 kWh į 100 km. Čia yra pilnas suvartojimas pilnai pakrauto automobilio virš 20 tonų ir pats kėbulas automobilio, o tai yra šaldytuvas, jisai šaldomas visą laiką su elektriniu nuleidžiamuoju liftu, taip kad realiai viskas šiame automobilyje yra elektrifikuota. Taip, tai maksimumas, kas gali būti realiai. Maksimumas, kas gali būti, matome vidurkį, jisai yra neblogas, klientai nuvažiuoja apie 200-250 km tarp įkrovimų. Kas ką ir tikėjomės, viskas kaip yra gerai. Juodoji ta pusė, arba ne juodoji, bet galbūt ta tokia nelabai maloni pusė yra ta, kad matome ir skaičius. Finansinius skaičius, kilometro kaina automobilio elektrinio, kilometro kaina automobilio dizelino ir mes lyginame. Į kilometro kainą, ką aš dabar sakau, įskaičiuota visos kliento išlaidos ir kuras, elektra arba ten dizelinas ir finansavimas, ir draudimai automobilio, ir remontai, ir aptarnavimai, viskas, kas gali būti klientui. Ir įsigijimas, ar čia jau atskirai? Įsigijimas taip pat, taip pat automobilio kainos irgi suskaičiuotas. Tai matome, kad bet kaip mes bevartydami tuos skaičius, bet kaip mes juos beskaičiuodami, gauname elektrinis automobilis pralošia dizeliniam automobiliui šiuo metu. Ir tas pralošimas gali būti toksai, jisai gali būti apie 25, netgi 30 centų už kilometrą skirtumas, jeigu tu nuvažiuoji mažai, apie 700 000 kilometrų. Jisai sumažėja tas skirtumas iki 10-15 centų, jeigu tu nuvažiuoji apie 120 000 kilometrų į metus, kas irgi įmanoma. Bet matome, kad pariteto šiuo metu pasiekti tiesiog sulyginus tuščius skaičius finansiškai neįmanoma. Bet iš kitos pusės mes suprantame, kad vėlgi tos šalis Europos, kurios dabar jau elektrifikuojasi tokiais automobiliais, juose realiai galioja tam tikros paramos programos arba, pavyzdžiui, kelių mokesčiai. Ko Lietuvoje dar tos diferenciacijos nėra, mes tikrai labai laukiame to etolingo sistemos ir tiesiog bandėm paskaičiuoti, o kiekgi reikėtų, taip grubiai tariant, teoriškai,
skirtumą padaryti etolingo sistemos už elektrinį automobilį ir už dizelinį automobilį. Kiek turėtų būti skirtumas, kad realiai po kokių 70-80 tūkstančių kilometro kaina išsilygintų. Tai yra apie 18 centų. Skirtumas, jeigu toks skirtumas jau yra, elektrinis automobilis tampa labai patrauklia transporto priemonė, neteršiančia aplinkos, su kuria galima realiai dirbti ir kilometro kaina bus neblogesnė negu dizelinio automobilio. Tai čia yra tik etolingas. Ar tai įmanoma, tie 18 centų skirtumas? Kokios yra pozicijos dabar? Nežinom pozicijų, žinom, kad tas etolingo įstatymas liktai vėl yra atidėtas ir nežinom, kada jis netgi bus priimtas, bet 18 centų mes ėmėme ne šiaip savo. Vokietijoje tie 18 centų buvo skirtumas tarp dizelinio automobilio ir dujinio automobilio, važiuojant Vokietijos keliais. Mes tą patį paėmėm Lietuvoje, pamodeliavom ir matome, kad tai jau elektriniam automobiliui atsiperka. Tai jeigu toksai būtų dalykas, tai čia būtų tikrai tam tikras proveržis bent pirminiams klientams, kurie vis dėlto pradėtų investuoti į tą nulinės emisijos transportą. Tai čia yra tikrai pliusas, bet čia yra tik etolingas. Jeigu dar pridėti kombinacija, nebūtinai vien tik etolingo, bet galbūt tai yra tam tikros paramos programos, kurios tokius automobilius galėtų skatinti. Tai galbūt ir to etolingo mažesnis turėtų būti skirtumas, prisidėtų paramos programa. Realiai po 70-75 tūkstančio kilometrų automobilio kilometro kaina, palyginus su dizeliniu, jau susilygintų. Tai tikrai nėra tai blogai. Tik čia yra labai svarbus dalykas. Čia mes dabar jaučiame, koks svarbus ir bus tas pats etolingas, ar net ir tas skirtumas, ir kas tą skirtumą nustatinės, taip pat tai bus ypatingos svarbos realiai sprendimai. Arba mes galim padaryti komercinį, šiuo metu kol kas viduje važiuojantį transportą, nulinės emisijos transportą labai populiariu ir pradėti tikrai dekarbonizuoti aplinką, arba tam tikrais netinkamais sprendimais jį tiesiog visiškai nublokšti ir niekas nesidomės tokiais automobiliais. Etolingo sistema iš tikrųjų, kaip jūs sakot, vėl nežinot kada, vėl atidėta ir iš tikrųjų nebe pirmą kartą, ar ne? Jau kiek metų laukiama? Keletą metų. Sakykime taip, ar ne? Jo. Kiek dalyvauja, kas tame dalyvauja, kas vyksta toje srityje, sakykime, gamintojai, dar kažkas, pavyzdžiui, testuojat šiuo metu tos automobilius, puikiai proga, ar ne, pasinaudoti rezultatais, testų ir panašiai. Kiek yra susidomėjimas iš tų sprendimų priėmėjų, kurie, nežinau, dabar kur vyksta, kas vyksta ir kaip vyksta, ar jūs orientuojatės, bet kažkokią situaciją? Į sprendimo priėmėjus įsivaizduojame, kas tai yra ar ne, galėtų būti, bet vėlgi įtakoti labai tikrai jų negalime ir turbūt tai nėra tikslo labai tam stipriai kažką tai įtakoti. Tiesiog teikti informaciją, įdomu iš tikrųjų iš jūsų pusė turėtų būti. Tai vat mūsų tikslas yra ir būtent to testo tikslas iš tikrųjų ir buvo paimti realius skaičius, jau ne teorinius skaičius, realias transporto priemonės, kad tikrai tai būtų faktas, o ne kažkokie tai teoriniai išskaičiavimai. Turime dabar faktą, turime paskaičiavimus ir tas kalkuliacijas ir simulacijas, o būtent šiuos skaičius mes tikrai teikiame ir pateiksime tai pačiai susisiekimo ministerijai, kad tikrai įsivaizduotų kolegos, kokia tai yra svarba šiuo metu to pačio etolingo skirtumo ar netų centų skirtumo galime mes arba tikrai padaryti proveržį, arba vėl šiek tiek nugrimsti į praeitį ir nestartuoti su ta pačia elektrifikacija. Tai mūsų tikslas ir yra. Turime skaičius, juos perdodam savo partneriams, politiniams partneriams, o tikrai dirbame su jais, labai aktyviai dirbame. Ir ne tik mes vieni, yra ir mūsų konkurentai ir kolegos, kurie taip pat testuoja tokius automobilius ir pateikinėja skaičius. Tai čia, sakyčiau, toksai bendras darbas ir labai bendrabiavim su tom pačiom asociacijom, automobilių asociacijom Lietuvoje, kaip ten Transporto inovacijų asociacija, per kurią tikrai labai daug pateikėme duomenų politiniams partneriams ir į kai kuriuos atsižvelgiama, į kai kuriuos ne tos duomenys, ar ne? Bet labai norėtumėm, kad būtent į šiuos duomenys labai stipriai būtų atsižvelgta.
Na, iš tikrųjų, tokia kaip tik proga, kai viskas kūriama, tai yra viską galima keisti ir viską galima pradėti nuo nulio. Ir ta pati elektrifikacija, beje, tai nėra vien tik tai pats automobilis, tai yra ir labai daug dalykų aplink juos. Pavyzdžiui, vienas tai yra duomenys, ar ne? Taip. Duomenys, kurie reikalingi automobiliams, kurie patys jau masto, kurie patys daug sprendimų daro ir kurie priima. Kaip čia vystosi reikalai? Čia reikalai vystosi iš gamintojo pusės, viskas gerai. Iš tikrųjų, tik mes matome tos sistemos, kurios nauji automobiliai, kurie ateina, ypač elektravaromi automobiliai, kurie nauji automobiliai, nauji modeliai, kurie dabar kuriami ir jau pas mus yra, tai jų tas vadinamas sujungiamumas, connectivity. Daugiau sistemų yra, kurios vienas su kitomis kalbasi, ir net daug duomenų, kuriais pas automobilis keičiasi su tam tikrus duomenius siunčia tam pačiam klientui arba, pavyzdžiui, servisui, ar ne, kada reikalingas aptarnavimas arba koks nors prevencinis gali būti aptarnavimas arba remontas, kad laiku sureaguotumėm. Tai tokie automobiliai, jie turi daug duomenų, tos didelės duomenų bazės turi labai greitai apsikeisti vienas su kitomis. Ir svarbu, ypač elektrifikacijai, praplėsti ir tai terpėjai vystytis, tai yra ryšys ir jo greitumas. Tai 5G ryšys elektriniam automobiliam, elektriniam transportui, elektriniam komerciniam sunkiam transportui yra labai svarbus. Aš jau nekalbu apie autonomiją, kuri taip pat už turbūt kokių, kalbų 70 metų galėsime daug drąsiau apie tai kalbėti. Na, autonomijai dabar jau reikalingas minimum 5G ryšys. Autonominių transporto priemonių Lietuvoje mes skanių tokių neturime, bet Europoje tikrai yra ne vienas ir ne du pavyzdžiai, kur ir uždarose teritorijose, ar tai būtų uostai kažkiek tai jūrų uždari, ar tai būtų, kaip pavyzdys, karjerai. Tokie automobiliai jau dirba, bet jie dirba, jiems būtent reikalingas tas ryšys. Tai yra būtina sąlyga greitam duomenų perdavimui. 5G Lietuvoje jau jis stumėsi kelią. Jis yra, bet dar ne visur. Tai tikrai labai svarbu, jeigu yra kažkoks, arba galbūt galimai bus kažkoks tai variantas, kur mes ar galbūt koks nors kitas gamintojas tam tikrą įrangą galbūt ir Lietuvoje pradės testuoti, arba tokius automobilius pradės testuoti Lietuvoje. Lietuvoje taip pat karjerų beje yra, kuriuose tikrai būtų galima pradėti tokius daryti testus. Nėra kol kas, ar ne? Tokių automobilių dar nėra, bet klausimas, ar tenai 5G ryšys, pavyzdžiui, yra. Tai čia yra svarbus padengimas konkrečios teritorijos, kur tie automobiliai dirbs. Kaip minėjau, dabar kol kas tai yra uždaros teritorijos, tai galbūt netaip sunku ir tą ryšį konkrečiai sufokusuoti į tą uždarą teritoriją, bet tokių paslaugų ir klientų, kurie galėtų pradėti tokius automobilius jau įdarbinti. Tai testuoti čia daugiau gamintojas testuoja, ar ne, bet klientas realiai tai įdarbina juos ir su jais, kaip sakant, uždirba pinigus. Tokių yra klientų ir tikiuosi, kad ateityje galbūt tikrai tokie automobiliai ir atsiras. Čia. Uždarose teritorijose, tai turbūt net neabejotinai, kada į gatves išvažiuos tokie automobiliai. Čia yra kitas dalykas. Tokį automobilį paleisti į uždarą teritoriją, kur yra ribotas kiekis kliučių, yra vienas dalykas. Gatvė, kur yra daugiau įvairių rizikų ir taip toliau, čia yra tikrai dar ne 1 metų klausimas. Kaip ir minėjau, labai įvairiai kalba gamintojai, vieni daugiau optimistiškai, kiti gana pesimistiškai, kadangi užbandė ir mato, kad tai yra tikrai labai daug darbo reikalaujantis dalykas, išmokyti sistemą, ne vieną sistemą, daug sistemų, atpažinti tam tikras kliūtis, reaguoti, kaip sureaguoti vienoje ar kitoje situacijoje. Tai čia, mes taip tikimės, kaip Scania sako, galbūt tikrai 10 metų laikotarpyje tokie automobiliai jau atviruose keliuose atsiras. Pradžiai turbūt bent jau elektrinius pamatykime, ar ne, Lietuvos keliuose. Ačiū Jums šiandien už pokalbį. Ačiū labai. Verslo tribūnos partneris Scania Lietuva, o mūsų studijos svečias buvo Scania Lietuva vadovas Darius Nieška. Ačiū. Dėkui.